Dar supas supinės, dar supas, senajam vaikystės sode, dar laukia lėlė ir meškiukas manęs, tik aš nebe ta. Dar supas supinės kas vakar, melodija lieja sena ir uždega vakarą žvakę, tik aš nebe ta. Dar skrieja į aukštį, dar skrieja pirmin ir atgal vėl pirmin. Ir vakaras brenda per pievą ir daros tamsin, vis tamsin. Ir neša melodiją vėjas ir lydi jį laimės šviesa. Užaugo medžių alėja, paseno žaislai. Didžiulė pagarba jums, autorė. Jūs nuostabi, jūs nepakartojęs. Visom prasmėm. Paskaitysiu jūsų eilėraštį. Žydėjimas tai džiaugsmas, tai meilė ir šviesa. Žydėjimas tai jausmas, stipri, svaigi galia. Žydėjimas tai vartai, žydėjimas dangus. Žydėjimams atveria širdin visus kelius. Žydėjimas gyvenimas, švelnus, jautrus, gražus. Tai vienintelė šventė, kitos dėja nebus. Ačiū. Labai sujaudina, labai tokia tikrai, labai tas mintis, eilės, iš tikrųjų atliepia tai, kad tu jauti kurdamas tuos darbus. Ir ypač čia daug minčių sudėta iš tos karpinius, jie turėtų būti 3. Ir tai ir yra jaunystės neliko, kažkur išsklai. Nu jos ir neliko, tai jos jau nėra, bet čia ir yra ta branda, kai mes auginame vaikus. O čia, kai išeini ir tos supinės kieme jau nebereikalingas, nes vaikai išėjo. Tai apie tai ir eilės, labai kažkaip tos mintis, tiesiog aš taip jų gražiai nesudėlioju. Bet labai džiaugiuosi sugrįžusi į šią erdvę, nes taip jau nutiko, kad antrą kartą paroda eksponuojama čia. Prieš 15 metų buvo. Tas laikas labai greitai bėga, atrodo visai neseniai. Ir labai džiaugiuosi atvykus į tokią vietą, kur čia tiesiog įpareigoja ši vieta, šios dusetos, kai yra tikrai menininkų tvirtovė. Tai irgi taip, kai pakviečia į dusetas, tai tokia garbė, kad čia gali eksponuoti, nes vis tiek dusetas tai visi žinom, kuo garsėja. O čia norėjau parodyti įvairius darbus, man gan brangius darbus ir gal ir naujausius tos darbus, nes ta kūryba labai įtakoja daug dalykų. Kai surengiau pirmą parodą, kai pasirinkau karpinius, nes aš juos pasirinkau tikslingai, ne taip, kad jie pas mane atėjo netyčia. Tai jau buvo nutikę prieš 25 metus, tai 25 metai šiemet, kai ant stalo dažniausiai guli karpinys. Ir žinau, kad šeimynai tikrai nėra lengva, kai kuriantis žmogus nuolat apkrauna stalus savo darbais visokiais ir karpiniai yra toks šiukšlinti linkęs amatas. Tai ir šiukšlių namuose nestinga visko. Ir laikyti irgi yra reikalų, visokių dėžių aplink lovą turi turėti. Tai toks amatas, o aš jį pasirinkau dėl to, kad jis man atrodė pigus, nes popierius visada yra. Kažkaip galvojau, gal tapysiu, bet galvojau, tiek daug reikia pinigų, gal man neišeis, ten gal susipirksiu tą pradinį tokį, kad dažus nors kelis, ten teptukus, ten molbertą, o čia tai žirklutės ir popierius.
Ir aišku, pasikeitė tie ir įrankiai laikui bėgant, nes pirmieji karpiniai, tai man sėkmingiausiai sekėsi pjaustyti ant knygos viršelių su paprasčiausiais, bet kokiais peiliukais, o tokios kvadratukais tai pjaustydavau stabritutę. O dabar tai ir prabanga, ir tie peiliukai, ir kilimėliai, viskas tikrai palengvina tą darbą. O kūrinius, kas įtakoja, irgi labai įtakoja aplinka. Pavyzdžiui, žolaidėlės tik tai atsirado pas mane dėl to, kad atsirado konkursas Žemaitijoje, Telšiuose ir reikėjo būtinai taikomosios dailės kūrinių. Tai reiškia, kur praktiškai turi būti kažkur pritaikyta. Ir Rokiškėnai visi labai buvo, kad čia važiuojam, visi dalyvaujam, čia lyg ir, tai iš to noro dalyvauti. Aš taip irgi dar galvoju, tai kas tas taikomasis karpinys, kas čia gali būti, organizatoriam pasiskambinau. Sako, tai atvirukų, ten pakarpykit. Galvoju, tai atvirukai kažkaip gal ne. Tai tada atsirado tos užuolaidėlės ir kai pradedi karpyti, tai tada ir įtraukia. Ir atsiranda tų užuolaidėlių. Ir 1, ir 2, ir 10. Paskui atsiranda ten aukso vainikai, kur reikia, kad maždaug būtų keli kūriniai viena tema. Taip ir atsiranda serijos. Kažkur tarpusai panašus, ta mintim, tais raštais. Tie karpiniai verpstės atsirado iš druskininkų, nes Viečiūnai turi savo simbolį verpstę. Irgi pakvietė į plenerą, atsiveš darbų, atsiveš reikia verpščių. Tai taip kažkaip labai esu įtakojama, gal čia ir nėra geras bruožas, nes kartais ir aš galvoju, kad gal nesukuriu tiesiog tai, kas man patinka, nes kažkaip vis tų temų, vis kažkas tą temą pasufleruoja. Tai kažkaip mano dabar naujesnės mintys yra ties šiais darbais ir čia iš Kupiškio mintys. Tai buvo pleneras dainų šventei skirtas ir bandžiau, kad tas paveikslas, tas karpinys suskambėtų. Tai atsirado tai QR kodai naujovės, kažkaip pabandžiau, man taip visai įdomu ir atsirado tas kvapas. Tai kažkaip dabar labai į tai gilinuosi ir tų kvapų pas mane jau sukaupta nemaža dėžutė įvairiausių ir manau, kad atsiras ir daugiau karpinių, kurie turės savo kvapus. Kai kas labai mėgsta paspėlioti tiesiog, kas čia maišelyje, kas kuo kvepia. Tai aš nesiekiau tą tikslą, nors dabar galvoju, kad gal kitoje pusėje galima pasufleruoti, jeigu ten kai kas užsikabina ir nori žaisti tą kvapų žaidimą, kad tiesiog atspėk. Tai, irgi įdomu visai, bet mano tikslas tai tiesiog įkvėpti kvapą, kuris galėtų būti toje vietoje, kuri pavaizduota karpinį. Tai po šituo medžiu tikrai gali kvepėti galbūt rūtom, galbūt tiesiog šienu, gal obuoliais, kas ten žino. Tai va čia obuolių tikrai nėra, bet visai nesvarbu, kad ten įdėsiu ir kvepės tuo, kas man atrodys, kad ten toks kvapas vyrauja. Toks noras yra mano, kad padaryti karpinį, kad būtų lytėjimas paliestas. Tai jau minčių tokių turiu ir labai tikiuosi, kad Rokiškiui suspėsiu, nes kita paroda bus kovo mėnesį Rokiškio bibliotekoje. Ir ten jau norėčiau, kad žmonės liestų. Tai nes ir kažkaip, jeigu įkvėpti, jeigu išgirsti, jeigu pamatyti, tai kodėlgi ir nepaliest. Tai labai tikiuosi, kad pavyks. Tokių kūrybingų žmonių sutikau, taip visko norinčių, taip viską gebančių padaryti.
tikrai turiu dabar mokinių, džiaugiuosi tuo. O taip, na, dukra mano irgi labai jai neblogai sekasi, bet jinai taip tolygiai nedirba, kad, sakykime, nuolat karpytų. Jinai irgi, jeigu reikia, per mėnesį padaro, darbai yra, sakykime, dabar studijuoja, tai nuo karpimo visai nutolusi, bet džiaugiuosi, kad tikrai nors vienas vaikas toks buvo meniškas, mažoji Rūta, ir dabar smagu, kad dainų šventėj buvom abi pakviestos dalyvauti, ir jos karpinių buvo, karpyti rėmeliai nuotraukoms buvo eksponuojami jos, mano buvo žalaidėlės. Kokius įrankius naudojat? Peiliukas, mano peiliukas pagrindė žirklutės daugiau mažesniem aš karpinę. O Seime tai Seimo nario patarėja paklausė Kazulėną Algę, sako, gal norėtum parodą eksponuoti. Sakau, gal norėčiau, bet tuo metu tikrai neturėjau aš ten tų kažin kokio sukaupto darbų to bagažo, kad galėčiau eksponuoti darbus Seime. Iškart gaunu iš Seimo, kiek bus darbų, kiek užuolaidėlių, kiek paveikslėlių, kokio darbai formato. Tai tada, nu, kokio čia galėtų būti formato? Kiek čia tų galėtų darbų būti? Nu, tai tie gal buvo kokie 3 metai lauktos parodos, tai va taip buvo labai intensyvūs. Ir iš kur tiek fantazijos gauti? O fantazija irgi labai toks dalykas. Jeigu kuri, tai vieną kuri 3 minty. Bet jei tik nustojai, vaikščiok ratais kiek nori, nu nėra karpinio nors tu ką. Tai jeigu vienas po kito, tai jau karpai kažką, tai tada jau lengva sugalvoti, bet jeigu padarai pertrauką tokią, jei pradedi megzt, tai tada karpinys nuo tavęs pabėga. Poezijos knygą neišleidot, labai gražus eilėraščiai. Čia ne jos. Ne mano. Ne? Ne. Aš galvoju, čia jūsų eilėraščiai. Vyras mano iškėlė tokią mintį, sako, taigi pirmiausia, jis turbūt nusipiešė ant to popieriaus. Nusipiešė aš nemoku. Ir kai sulankstyta yra, tai ant vieno pieši ir tada pjauna. Taip, tai užuolaidėlė yra tik iš 5 lankstimai, iš 5 dalys. Per 5 sluoksnius reikia Ir prasipjauti. pjausti. Tai taip atrodo, na, sumažėja maža dalis. Aš va tom, nu, savo tom studentėm irgi jokios, sakau, sako, oi, čia labai sunku, čia negerai. Sakau, jūs pažiūrėkit, reiks iškirpti tik tiek. Ir tada visi nori kirpti. Tai tie 5 sluoksniai turi savo, nes tas įpjovimas irgi dažniausiai palieka kampe pukelį tokį. Ir dar reikia, tai tie kvadratukai išpjauti, tai jokios dažniausiai tai ne 4 įpjovimai, bet 8, 7, kad neliktų pukelio, nes jis Tai ties tas sluoksniai. kvadratukas taip pjaunat, va šitaip. Va. Neprapjauna. Tai su tais kvadratukais irgi tokia istorija. Ir žirklėm. Ir Obelios buvo paroda, mano buvo vienu žalaidėliu. Ir visigi sako, nu, kad, sako, taigi čia va, primušė iš tų kvadratukų čia. Ir paskui galvoju, nu čia aš taip stengiuosi, kad jie vienodi būtų kvadratukai, tai visi galvoja, kad čia kažkokios aparatų padaryti. O dabar nebesistengiu. Jeigu būna kreivas kažkoks dar, nors matos, kad tikrai pjauta. Tai kad dailininkui matos, bet taip tai nelabai jau matos. Matosi. Nu, mes radom vieną kreivesnį. Nu, va, ne vienas, ten ne vienas. 5 Aš gal pasistengiu, kad keli būtų kreivi. Arba taip įstrižai. Sakau, mano tiesi linija, mano silpnybė, aš jos nemoku tiesios. Bet reikia kreivai. 5 lapai, tai čia ir jėgos reikia. Arba aštraus peilio.
Tai va mano viena, va irgi studentė kaip tik vakar sakė, sako, aš su jumis čia papjaušius, nuvėjau prie bankomato, sako, skaičių nebegaliu paspausti. Tai kartais, sako, sudėtinga. Jaučiasi, tikrai reikia tik pertraukas padaryti. Ir negali, kad prisėdai vienu prisėdimu visą karpinę, aš tik nekarpau, pas mane ilgai stovi tas karpinys. Pertraukėlių. Daug ko žalaidėlę skarpot. Šitoks talentas neturi žūt. Reikia išleisti knygutę edukacinę kokią nebūtų. Mūsų Odeta išleidusi, Būtų nemoko, aš man, va, kartu šitie dalykai reikia susisteminti, reikia dirbti. ateinančiam kartom. Šitas Odeta kitą meldžiu. grožis. Taip, ten daug knygučių, taip. Negalvojat išleisti. Negalvoju. Tai dabar Negalvoju. Labai darbas, dabar. karpimas, Pati o pirmoji kaip suspėjate pirkėja būčiau. pakeliauti, kiek žinau, kad keliaujate labai. Nu, keliaujame. Keliaujam ir žygiuojam ir visai. Tai gyvenimas priverčia, na, reikia pajudėti, pradedi žygiuoti. Tai o tada įtraukia. Mane labai lengva suvilioti. Suviliojo parodom, suviliojo konkursais, tai taip pat ir įmonės, kurias organizuoja visokius žygius, mane suvilioja. Tai labai pasiduodu reklamai. Po Lietuvą ar kur nors toliau? Na čia tie žygiai yra, trenktūra žygiai, mes tuos dabar labai atradę esam. Tai ir keliaujam. Ir pas jūs keliavom. Kai buvo žirgų šventė, buvo organizuotas žygis su Zarasų krašto gidais. Keliavom ir čia. Gerbiama autorė, nuo kada prasidėjo jūsų kūrybos pradžia? Vaikystė, jaunystė ar jau brandoj? Na, aš taip laikau, kad 25 metų. Ir iš kur kilo ta idėja? Idėja tokia buvo, kad panika, 25 metai nieko nesu gyvenime nuveikus. Gana anksti. Turėjom 2 vaikus, galvoju, nieko, va, ir tą moku, ir dailės mokyklą lankiau, ir nėra ko parodyti gyvenime žmonėms. Tai va taip, kaip ir kvailai, bet va ta mintis dabar, sūnus labai panašiai tą pasakė. Irgi jau virš 25 ir galvoju, nu va, atsikartoju, iš kartos į kartą, tas 25 metų riba ir kažkokia krizė, ką aš gyvenime nuveikiau. Tai va, tai. Ir kiekvienas paveikslas laiko užima jums iš karto. Šitas klausimas visada nuskamba ir aš visada neturiu atsakymo. Neturiu, nes aš nedaug laiko galiu skirti per dieną tam paveikslėliui. Tai ten, kad suskaičiuot, sakykime, kad šiandien pusvalandį padirbėjau, gal rytoj padirbėsiu 20 minučių, bet nors dabar gal ir galėčiau pasakyti kažkiek. Nes tokį labai stiprų išbandymą turėjau. Tai reikėjo per 2,5 mėnesio sukurti 30 paveikslų, 30 karpinių. Bet čia yra nesukurt, čia yra tą patį iškirpti 30 kartų. Tai galvoju, neįmanoma, bet pasirodo įmanoma. Bet ar visi vienodi išeina? Nu tai tada buvo taip, kad jau piešinys kopijavimas, nes na, čia toks iššūkis buvo labai didžiulis. NATO, kai buvo susitikimas Lietuvoje, tai mano karpinys buvo išrinktas būtent susitikime dalyvaujančių antrų pusių dovanoms. Tai iš karto tas nuosprendis, kad turiu tai padaryti ir kai pradedi ten, aš nežinau, kam tenka susidurti su tokiais dalykais, tai ten labai sunku, ten iki panikos buvo labai sudėtingi dalykai.
nes negali keisti, negali ir kiekviena linija svarbi, ir kiekviena detalė svarbi ir pasakyti, vienaip matai pats, kitaip mato tie žmonės, kuriems tu tą darbo reikia. Tai pagal svetimą piešinį? Ne, pagal savo, bet gaunasi, kad vienodų, turi būti tiksliai vienodų 30 darbų ranka atliktų. tai labai sudėtinga iš tikrųjų. Rankas atlaiko. Tai atrodo labai didelė garbė, bet atsakomybės našta yra labai didelė. Jeigu, pavyzdžiui, tu padarysi 28 darbus, o atvažiuos 29 dalyviai, tu esi pavedęs visą savo šalį. Nu negali nepadaryti jau. Tai čia didžiausias dalykas, didžiausia atsakomybė, kokią teko patirti. O 2012 koks įvertinimas buvo? Žinau šitą. Rokiškio tautodailininkė buvo pripažinta. Nu, ten mes žaidžiam tą tautodailininkais, ten tiesiog parvežėm iš Kuršėnų tą mintį, kad rinkim tą tautodailininką. Na, ten prizų negalim kažkur įsteigti, patys taip nutarėm, kad kas tampa tautodailininku, tas apdovanoja kitų metų tautodailinką. Tai kurį laiką tą žaidimą žaidėm, nu, džiugu buvo, kai išrinko. Ir balsuodavo visi tautodailinkai, rinkdavo dar ir kultūros ten skyrių žmonės, muziejus, atsakingi darbuotojai. O popieriaus storumas priklauso? Popierius bet koks kopijavimo. Kopijavimo Bet popierius. koks. Kuo plonesnis, tuo geriau. Čia taip. Ruloninis, tai tu žalaidėlėm reikia. Na dabar mes žinom, kad karpinys tai yra kaip interjero puošybos dalykas. Papuošti, taip, interjerą. Bet gal jūs žinote, ar jis gali, ar taip dar yra, kada jis atlieka savo tą pirmąją prigimtinę funkciją, tai užuolaidėlis. Ar jis dar pritaikomas? Pritaikomas. Ir dabar gan atgyja tas turizmo sodybos. Labai nori, sakykime, amatų centrai puošiasi užuolaidėlėm. Na, kad ir muziejai, Arklio muziejai išpuoštas karpiniais, Arklio muziejus. Tikrai gali matyti. Bet kiek tarnauna, jisai tuoj nugelsta, ar ne? Na, nėra. Kažkaip tai karpinys visada sakoma, kad jis labai trapus, ten laikinas, kad ir paveikslėlis. Bet realiai, nu, jeigu nelabai saulėtoje vietoje, nu, tai jam nieko labai ir neatsitinka. Tai lygiai tas pats ir su užuolaidėlė, jeigu ten, žiūrint kaip prie to lango. Taikim, pas mane irgi būdavo į langą aš įklijuoju, na, aišku, ne tokį karpinį kaip ankstesnį troboj, tas karpinys buvo ta funkcija kitokia, bet tiesiog, nu, kažkokį karpinį įklijuoju langę. Tai, na, jeigu langas nerasoja, ar tai kokią pelėsę, sakykim, tada jau bus problemų. O taip tai tikrai kelis metus gali stovėti. Yra ir žmonės kartais nori, kur kaimuose sodybą turi, tiesiog važiuoja tai daro. Tai būdavo ant lentynėlių. Ir ant lentynėlių, taip. Ir trikampiai irgi lentynėlėm tokie. Džiaugiuosi, kad yra tikrai toks karpiniai ir tikrai mūsų liaudės tradicijos šiek tęsiamos yra ir kaip tik tai mane labai maloniai nustebino, tai ant langų, kurie yra užuolaidėlės. Tai, anksčiau tai kažkaip nebuvo įprasta, kad karpytų, o istoriškai tai tikrai buvo puošybinis elementas, pagrindinis
atšviežindavo, pavyzdžiui, namus šventę progą, naujai iškarpydavo, aišku, kad ne taip smulkiai, bet tai gražu yra labai, va dabar mane tai sužavėjo, iš tikrųjų tas kruopštumas ir toks turtingumas labai jau, tai džiugu, o tai yra, nu ką, klesti, vadinasi, mūsų tautodailė, karpytojai, karpė ir menas tas yra dabar populiarus gan, aš kiek matau, ar ne, dabar daug yra, kaip Lietuvoje karpytojų. Daug. Daug. Daug karpytojų, daug. Tai vieną parodą teko organizuoti netradicinio karpinio parodą, nes mes kažkaip labai dažnai susidarėm su tuo požiūriu, kad va čia tai jau tradicija, o čia jau ne, čia kažkoks elementas jau nebe tas, čia netradiciškai, lyg ir kritikuojami esam. Na ir tada tokia įdomi visai paroda buvo, Vilija pas mus dalyvavo irgi su savo karpinukais. Ir stengiamės patys pamatuoti. Kiekvienas karpytojas pamatavo. Ar aš jau čia atnešiau tą netradicinį karpinį į tą parodą, na, ar nutolau jau pakankamai nuo tos tradicijos, ar ne. Labai įdomių buvo darbų, papuošalų, dekoruotų ir lentučių, ir Vilijos širma buvo nuostabaus grožio karpiniais dekoruota. Taip, ir tų spalvų buvo ryškių, nes paprastai jeigu įpinam spalvą, tai jau tolstam nuo tradicijos, o yra karpytojų, kur mėgsta ir blizgučią kažkur įdėti. Taip, tai ar iš vis spalvų paieško, ar žurnalinį popierių karpo. Tai tokia tikrai buvo įdomi paroda, tai buvo 56 dalyviai, kurie jau nuolat tikrai kūrė karpinius, bet tikrai tai dar toli gražu ne visi, gal net ir 100 priskaičiuotumėm. Čia Lietuvos, ne? Bet Taip. buvo ir Vilniuje, tai kaip tik tai nacionaliniam muziejui buvo labai graži tokia paroda pasaulio. Tai aš manau, kad daug ir pasaulio šalių jūs dabar siunčia jūsų darbus, ar ne? Nu taip, man Dalyvaujat kitose šalyse turbūt. nu, teko, kad nukeliautų tie darbai kažkur. Teko būt, tai, na, Baltarusija, nu dabar nesam taip labai jau tos santykios, bet vis tiek teko būt Molodečna, yra karpinių fakultetas. Tai būt simpoziume teko ir ten karpiniai ir spalvas, apie spalvas daugiau buvo. Tai visi juokėsi, sako, ką lietuviai gali pasakyti apie spalvas, atvažiavę su baltai juodais karpiniais. Na tai taip, ten spalvingi karpiniai. Bet populiarūs tie karpiniai yra ir Baltarusija, ir ukrainiečių labai daug yra karpančių karpytojų. Tikrai turi jie savo mokyklas ryškės, tokias mes labiau esam, na, kiekvienas gal daugiau originalus negu tie autoriai, nes jie labai ir vaikus moko labai tiksliai. Tenka man bendrauti tokia mokytoja, tai jinai sako, trikampis, pirmiausia trikampis, paskui kerpa ten kažkokius ovalus. Sako, kada jie kirps savo karpinį. Sako, kai viską iškirps, ką aš padaviau, tai tada galės kažką savo. Tai jie ten metus, tai tikrai vaikas nieko pats nekuria. Jie tiesiog techniką, lavina techniką, kad jau su žirklutėm kirptų labai gerai. Na ir pas juos tas įdomus dalykas yra, kad jie iš šono įkerpa. Pas mus yra skylutė, tai įduriam, iškerpam. O jie iš šono ir paskui viską suklijuoja, pas juos yra įkirpimų suklijuotų, bet ten realiai tai jų nepamatysi tam kaip pačiame darbe. Bet ir tokia įdomybė. Na, karpiniai, taip, kadangi tokia ir tema, tai tikrai atvedė į didelę bendruomenę mane, pavyzdžiui, supažindino su tikrai labai daug žmonių, kuriančių žmonių, labai įdomių žmonių, bendraujančių. Ir mes
kasmet susitinkam. Arklio muziejų susitinkam kasmet, turime tokį tradicinį pas Rytą Vasiliauskienę plenerą. Arba Virginija Jurevičienė Kupiškietė dažnai pateikia projektus ir dalyvaujam jos parengtuose projektuose. Tai vyksta tas bendravimas nuolat. Ir grupę turim Facebook'e, irgi vieni apie kitus stengiamės žinot visus dalykus, kas kur ką naujo padarė, kas kaip. Dailininkai kiti, kas nori dar iš viso padaryti? Pasiūlymas yra, nežinau, ar tai įgyvendinama ar ne, bet tą sufleruoja pats Rokiškis, ypač su langinių tapimu jau pačiam mieste. Nu, tai čia aišku gana reta, nes jau, Dusetos daugiau yra kaimas negu Rokiškis ir tai langiniai jau nebėra, o ten pačiam miesto centre. Kaip taip yra? Ar buvo daug bagių, ar plėšikų, kad langinės išliko, ar kaip kitaip. Bet ne apie tai. Taigi gali miesto vitrinose, languose pasirodyti ir daugiau užuolaidėlių. Tai tikrai būtų toks įdomus atvejis Lietuvos miestų tarpe, kada į miesto kultūrą, aplinką, dizainą sugrįžta arba įvedamas tos karpytos užuolaidėlės. Tai nebūtinai jos gali būti iš popierio, gali būti ir atliktos šiuolaikiniam technologiniam. Ir ant kietesnės medžiagos, išpjautos lazeriais ar kam nors, jos gali gražiai suskambėti ir su tom tapytom langiniam. Tai palinkėjimas. Rokiškis kažkaip nekarpytojų kraštas. Kažkaip tai pradžioje mes buvom, ten gal 3 dar buvo, visų karpinių pasirodydavo tautodailininkai. O dabar tai visas vieną ten su karpiniu kažkaip neatsiranda draugijas. Lina dar tokia. Stukaitė, ten dar. Keliam projektą į Dusetas. Reikia daugiau karpytojų dideliem projektam. O su užuolaidėlėm Utena labai gražiai buvo pažaidusi vienais metais prieš Kalėdas. Visa aplink aikštę buvo vien karpytam užuolaidėlėm langai. Nes ten daug jų įmonių, man atrodo, kad taip gavosi, kad visi susitarė, ten daug karpė, labai žmonių buvo įtraukta ir Utenoj tai daug labai ir karpytojų. Tai ten jau toks būrelis, kur gali tikrai nuverst kalnus kartu. Tai pritrauksit dabar savo mokinius. Tai bent mano tos močiutės gerosios, tai jos viską gali padaryti. Kaip vaikai, jūs mokytoja turbūt, ne? Mokytoja. O kaip jūsų mokiniai? Turiu vieną, dvi turėjau, dviejų mokinių buvo pasiekimai įvertinti. Viena tęsė tikrai, kita pabėgo į Zarasus, tai nežinau. O viena tai ir etninėse etnografinėse olimpiadose dalyvauja ir šiemet pateko į regioninį turą, tai visų karpinių. Tai būdavo irgi toks įdomus dalykas. Aš mokytojauju labai neseniai ir visada buvau prie vadovų, tai mano dabar tik antra laida, antrokai dar tik tai. Ir juos aš pirmąją laidą irgi perėmiau nuo 2 klasės ir atėjo kelios mergaitės, sako, mes turėsim tuoj priemonės, jau paprašėm, sako, reiks karpyt su mumis ten. Tai nėra nei jokio būrelio, nei nieko, kaip buvo tas laikotarpis, kai ir klasės labai maišytis negali. Sakau, karpom, kaip jau čia. Viską susipirko, sakau, nereikia jums pirkti, reikia pasižiūrėti, ar jums patinka kažkas. Tai buvo gal 4 mergaitės, kurios nuolat dirbo
Bet paskui jau kaip konkursui pasiruošti reikėjo, kai reikėjo didesnio jau skaičiaus tų darbų, tokių jau vertingesnių jau darbų, ne tokių mažų, sakykime, kad jau galėdami ir įrėminti, yra A3 formatą. Tai atsirado viena, kuri jau pasiryžo į toliau. Mergaitė, kur į Zarasus išvažiavusi, buvo labai tikrai gabi ir buvo regione pirmą vietą laimėjusi sidabro vainikėlio. Tai tikrai buvo įvertinta ir iš pirmų metų, nes tikrai tokios tiesiog labai originalios mintys. Sakykime, piešia ne tai kaip tradiciškai ten gyvybės medis ar kas, bet pas ją visur žuvys, žvėrys, įsipaišo taip labai gražiai. Tokius rėmus padarė irgi labai įdomiai. Tai tikrai, kur galėjo, tikrai gal ir keliauja toliau tuo keliu. O dabar pas mus vaikų 10 klasėje. Tai jeigu būtų jų daugiau, tai kažką galima būtų nuveikti. Kažkur tai jaunos šeimos išvažiuoja. Nu, kažkur pabėga tas jaunimas iš tų mažų miestelių. Ir tada sunku suviliot karpinę. Prašom, dar klauskit ko. Nieko ne. 2 damų, vienos karpiniai, kitos eilės ir sukrauti vieną knygą. To čia jau būtų svajonių svajonė. Vita, labai dėkoju. Ir iš tą žinutę, kaip miela, kaip pašildėt, kad kaip malonu grįžti į Dusetų biblioteką, į parodą. Ačiū, Gita, kad tu sutikai čia mums parodyti savo grožybės. Nors buvo prieš 15 metų, kai mes čia atsikėlėme šitas patalpas, bet jau užmiršta, o dabar nauji ir karpiniai. Ir tikims dar bus jų. Ačiū. Ačiū labai jums.